Sveiki visi. Kaip žinote, Švietimo ministerija eilinį kartą nusprendė pasunkinti mokinių gyvenimą ir įvesti naują egzaminų tvarką. Tai atsižvelgiant į 11-okų baimę ir pažįstamų žmonių siūlymus, nusprendžiau padaryti naujas serijas ir juose nagrinėsiu preliminarius 11-okų tarpinių matematikos egzaminų užduotis ir bandysiu kuo paprasčiau pateikti sprendimus bei jiems reikiamą mąstymą. Tai kaip matote, užrašiau 4 svarbius žodžius, kurie nurodo, ko jums reikia, kad gerai išlaikyti tuos tarpinius egzaminus, kuo reikia vadovautis. Tai yra formulės, žinoma, be formulių neapsieisim. Toliau yra logika ir intuicija, ką galima sudėti kaip ir į vieną. Reikia pasižiūrėti į uždavinį ir iškart žinot, ko prašo ir kaip maždaug approachint, kad kuo greičiau ir kuo efektyviau tai padaryti. Ir žinoma, tam, kad visus šiuos 3 punktus vykdyti efektyviai, reikia kuo daugiau praktikos. Jeigu daug spręsite ir domėsitės, išmoksite naudotis logiką, formulėm bei intuiciją, tai tarpinių egzaminų užduotys nebeatrodys tokios sunkios ir nebekels tiek baimės. Ir šiose serijose labai teoriją neužkrausiu, žinoma, teorijos bus, bet daugiau bus pažiūrima iš praktinės pusės, tai tiesiog labiau nagrinėsiu uždavinius ir labiau norėsiu pademonstruoti, kaip approachint juos ir kaip juos spręsti. Galima pradėti nuo pirmojo uždavinio. Tai yra uždavinys su skaičių aibėmis. Uždavinys skamba štai taip: jei A, B ir C yra 3 skaičių aibės, tai kurį atveju vaizduoja nuspalvintojo paveikslo dalis. Čia, jeigu nelabai matosi, tai yra C aibė, B aibė ir A aibė. A, B ir C ir nuspalvintoji dalis yra štai šita. Tai iš karto pradžiai galima žiūrėti į loginę pusę. Tai matome, kad visa C aibė yra nuspalvinta. Visa C aibė yra nuspalvinta, net ir ta, kuri nekerta A ir B aibių. Vadinasi, iškart reikia žiūrėti į žymėjimą. Šitas žymėjimas rodo, kad tai yra sąjunga, aibių sąjungas. Tai sakykime, mes turim aibę 0, 1, 2 ir aibę 2, 3, 4. Tai jų sąjunga įves visus skaičius, kurie priklauso abiejoms aibėm. Tai jų sąjunga būtų 0, 1, 2 yra tiek vienoj, tiek kitoj, ir tada dar iš šitos 3 ir 4. Tai matome, kad C aibė yra visur. Vadinasi, bendra ta prašymo nuspalvinta aibė bus sąjunga su C aibe. Tai matom, kad paskutinis variantas turi sąjungą su C. Ir štai šitas trečias variantas turi sąjungą su C. Tai iš karto galima atmesti kitus 3. Vadinasi, dabar reikia tiesiog žiūrėti, kuri yra tiksli. Jeigu žiūrėsime į štai šitą, kur yra A poaibis ir B ir C sąjunga. Dabar žiūrint į šitą, mums reikia bendrų elementų. Tai reiškia A poaibis B. Tai vadinasi, reikia rasti bendrus elementus A poaibio ir BC sąjungos. Tai pradžiai žiūrim į B ir C sąjungą. Ir jinai bus, vadinasi, vis B ir C sąjunga bus šitos 2 aibės. Ir dabar mums reikia rasti, kas yra bendro iš šitų abiejų aibių su aibe A, vadinasi, poaibiai. Tai poaibis bus štai čia vat. Vadinasi, tas, kas priklauso A ir B ir C sąjungai, bus štai čia. Mums reikia, kad visą žalę apimtų. Tai šitas violetinis tikrai neapima visos žalios. Vadinasi, netinka. Tai mums lieka tik vienas variantas. A poaibis su B ir sąjunga su C. Dabar mūsų A poaibis su B bus štai šita dalis. Poaibis, tai kas priklauso tiek vienai, tiek kitai aibai. Tai tiek A, tiek B aibai priklauso štai šitas žalias
Ir dar mums reikia prijungti ABC. Visą šitą ABC prijungti prie to žaliai nuspalvinto aibės. Ir mes ką gausim? Mes gausim tai, ko mūsų ir prašo. ABC ir dar šitas prijungimas. Nes čia yra teisingas atsakymas. Antroji užduotis būtų su funkcijom. Duotos dvi funkcijos f nuo x ir g nuo x ir mums reikia apskaičiuoti f nuo minus a ir plus g nuo minus b. Ir žinom, kad f nuo a yra 130, o g nuo b yra 2030. Tam, kad spręsti šitą uždavinį, dabar jau reikia formulės. Tai mes turim f nuo a, o mums reikia f nuo minus a. Tai iš karto, kai yra plius minus, reikia žiūrėti į funkcijas ir galvoti, ar jos yra lyginės ar nelyginės. Apibrėžimui, lyginės funkcijos yra funkcijos, kurios yra simetriškos y ašiai. Pavyzdžiui, parabolė. Prastoji parabolė atrodytų štai taip. Kai čia yra y ašis, tiek vienoj, tiek kitoj pusėje jos yra simetriškos. Kitaip galima įsivaizduoti, jeigu per y mes, kaip popieriaus lapą įsivaizduoti, y ašį, ir jeigu per čia mes perlenksim tą lapą per y, tai šita dalis susilygins su šita dalim, vadinasi lyginė funkcija. O pats apibrėžimas, tai būtų, jeigu turim funkciją f nuo x ir jinai lygi f nuo minus x, tai jinai bus lyginė. Nelyginės funkcijos yra simetriškos centro atžvilgiai. Pavyzdžiui, jeigu turime funkciją x trečiuoju. Funkcija x trečiuoju, jinai atrodys štai taip. Ir centro atžvilgiu, tai vadinasi, jeigu, centro atžvilgiu, taip man bent jau paprasčiausiai įsivaizduoti, tai jeigu tik dešinę pusę, tik va šitą pusę, mes lenksime žemyn per x, tada turėsime ją štai taip. Ir tada, jeigu lenksim per y, jinai bus tokia pati, kaip ir kairė pusė. Vadinasi, nelyginės funkcijas galima taip įsivaizduoti. Jeigu dešinę pusę lenksim per x ir tada viską per y, jos bus lygios. O apibrėžimu atrodytų štai taip. F nuo x yra lygų minus f nuo minus x. Šiuo atveju funkcija yra nelyginė. Tai dabar, kai žinom visus apibrėžimus, mes galime tiesiai šokti į mūsų duotas funkcijas. Pirmoji funkcija yra f nuo x yra lygų x pakelta 2025. Laipsnis yra nelyginis. Ką reiškia, kai laipsnis yra nelyginis skaičius? Tai reiškia, kad atsakymas gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas. Ir čia, kad patikrint, galime įsistatyti f nuo minus x, tai būtų minus x pakelta 2025. Ir kam tai bus lygu? Tai bus lygu minusas, kadangi yra nelyginis laipsnis, tai minusas liks minus x 2025. Šita funkcija bus nelyginė, dėl to, nes mes turėjom f nuo x yra x pakelta 2025, o f nuo minus x yra minus x pakelta 2025. Ir tai tinka mūsų nelyginiai funkcijai. Toliau, kita funkcija yra g nuo x. Ir tai yra x pakelta 2024 plus 2023. Jeigu čia įsistatytumėm g nuo minus x, tai minus x pakelta 2024 plus 2023. Minus x mes keliam lyginių laipsnių, tai minusas dings, vadinasi g nuo minus x bus lygu x pakelta 2024 plus 2023. Ką tai reiškia? Mes gavom lygiai tą patį, kaip ir su x. Vadinasi, g nuo minus x yra lygu g nuo x, o tai reiškia, kad šita funkcija yra lyginė. Tai dabar viską turim, išsiaiškinom, kad pirmoji f nuo x yra nelyginė funkcija, o antroji yra lyginė funkcija. Tai žiūrėjusi čia, mes žinom,
kad f nuo a yra 130, o mums reikia f nuo minus a. Tai kadangi funkcija nelyginė, vadinasi, f nuo a bus lygu minus f nuo minus a. Ir mums reikia rasti f nuo minus a. F nuo a yra 130 ir minusą keliant į kitą pusę, gausime, kad f nuo minus a yra minus 130. O g nuo b yra 2030, bet tai yra lyginė funkcija, vadinasi g nuo minus b irgi bus 2030. Ir dabar mums reikia tiesiog sudėti, tai minus 130 plus 2030 ir mes gausime atsakymą, kas yra 1900. Sekanti užduotis su vienetiniu apskritimu. Koordinačių plokštumoje nubrėžtas apskritimas, kurio centras yra koordinačių pradžios taškas O, spindulio ir ilgis yra lygus 1. Pažymėtas apskritimo taškas A ir mums reikia apskaičiuoti tangentą. Tai vienetinėme apskritime lengviausiai galbūt, kaip galėčiau paaiškinti, tai jeigu turime vienetinį apskritimą, čia nebus labai lygų, bet nekreipkite dėmesio. Čia yra x ašis, čia yra y ašis. Tai vienetinėme apskritime y yra sinus x, o x yra kosinus x. Tai pažiūrėjus į koordinatę, minus šaknis iš 3 iš 2 ir 1/2, mes turėsim, kad tai šitas narys bus mūsų x, o štai šitas narys bus mūsų y. Ir kaip čia sakiau, mūsų y reprezentuoja sinusą x, o mūsų x reprezentuoja kosinusą x. O mums reikia rasti tangent alfa. Nu, aš čia parašiau x-ais, dėl to nes braižiau x-ais, bet čia tas pats tik tais x pakeiskite į alfa. O tangent alfa yra sinus alfa padalinta iš kosinuso alfa. Tai turim, kad mūsų sinus alfa šiame vienetiniam apskritime yra 1/2, o mūsų kosinus alfa yra minus šaknis iš 3 iš 2 ir tai bus lygu tangent alfa. Tai dabar dalindami gausim 1/2 ir iškart į daugybą, tai bus 2 šaknis iš 3 ir dar minusas, bet tai įsiprasina, mes gaunam, kad tangent alfa yra minus 1 padalintas iš šaknies iš 3, bet dar reikia panaikinti iracionalumą, nusidauginti šaknis iš 3 šaknies iš 3, gausime, kad tangent alfa yra minus šaknis iš 3 padalinta iš 3. Čia būtų mūsų atsakymas ir toks atsakymas tikrai yra. Taip, tai atsakymas B gautųsi mano. Ir aš dar taip pat norėčiau parodyti, iš kur gaunama ta formulė vienetinio apskritimo. Iš kur gaunama ta formulė. Tai apskritimas, kaip jeigu užrašytumėm apskritimo lygtį, tai būtų x kvadratu plus y kvadratu lygu r kvadratu. Šiuo atveju r yra lygu 1, vadinasi x kvadratu plus y kvadratu yra lygu 1. Bet kaip tai susijęs su sinusu ir kosinusu? Reikia pastebėti, kad pagal trigonometrinę savybę sinus kvadratu x plus kosinus kvadratu x yra lygu 1. Vadinasi, čia taip ir išsidėsto, kad sinusas yra lygus y, o kosinusas yra lygu x. O kodėl x ir y, tai čia reikėtų aišku plačiau, bet dar neįsiu ten, čia tiesiog, kad parodyti, iš kur iš esmės atsiranda. Ta užduotis yra prastinimo užduotis. Turime 6 laipsnio šaknį iš 7 minus 3x šeštuoju plus 5 laipsnio šaknį 4 minus 3x penktuoju plus 9 ir mums yra duota, kad x yra daugiau lygu 3. Ir tu jūs paaiškinsiu, kodėl duota. Tai pradžiai matome, kad čia yra 5 laipsnio, 5 laipsnio, 6 laipsnio, 6 laipsnio. Mes galima prastinti. Bet reikia nepamiršti,
kadangi čia yra paprastas prastinimas, tai, o čia yra lyginio laipsnio šaknis ir lyginio laipsnio pakelta, vadinasi, mums reikės modulio. Tai atsiskleido gausim modulį 7 minus 3x, plus čia įsiprastina, čia kadangi yra nelyginis laipsnis, tai modulio nereikia, ir plus 9. Ir nežinau, bent jau man kartais sunku būdavo suprasti, kada reikia modulį rašyti, kada nereikia modulį rašyti. Tai pabandysiu kuo paprašiau paaiškinti. Jeigu mes turime tiesiog, pavyzdžiui, šaknį iš 16, tai yra 4, tai nėra plus minus 4. Tai nėra plus minus 4, nes šaknis, kaip apibūdinimas, mūsų prašo teigiamo skaičiaus. Bet jeigu turime kažkokį skaičių, ir pakėlę kvadratu gausim 16, tada x gali būti plus ir minus 4. Tai tas ir yra skirtumas, kai mes turim kažkokį tiesiog reiškinį, kurį mums reikia prastinti, mums reikia teigiamos šaknies. Kai mes turim lygtį, tada mums tinka tiek teigiama, tiek neigiama šaknis. Tai čia toks labai paprastas apibūdinimas, kada reikia modulio, kada nereikia. Šiuo atveju mes neturim lygties, mes turim tiesiog prastinimą. Tai dėl to šiuo atveju mums reikia modulio. Ir dabar prieisiu prie to, kam parodyta, kad x yra daugiau lygų 3. Tai štai čia turim modulį ir su x reikšmėm didesniam lygiom 3 šito modulio vidus bus neigiamas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nuimdami modulį mes turėsim parašyti minusą. Jei nuimam modulį, tada turim parašyti minusą, nes kai x daugiau lygų 3, šitas modulis yra neigiamas. Jeigu būtų teigiamas, tada nuimant modulį mes tiesiog paliktum 7 minus 3x va taip pat. Bet kadangi neigiamas, tai reikia dar prirašyti minusą. Ir toliau plus 4 minus 3x plus 9. Atskliūdžiant gausim minus 7 plus 3x plus 4 minus 3x plus 9. 3x išsiprastina, minus 7 plus 4 yra minus 3 ir plus 9 yra 6. Vadinasi, mūsų teisingas atsakymas bus 6. Ir paskutinioji šio video užduotis atrodytų štai taip. Jeigu LG21 yra lygu A, o LG7 yra lygu B, mums reikia rasti log pagrindų 90. Kam tai yra lygu ir mums reikia viską įsireikšti per A ir B. Čia yra vienas iš tų atvejų, kur į formulės reikia žiūrėti netiesiogiai. Ir būtent aš pastebėjau šitose užduotyse, į formulės reikia žiūrėti kitokių kampų. Vadinasi, ne tik į priekį naudoti jas, bet ir atgal. Kaip pavyzdį galiu duoti, sakykime, čia kaip tik tinka toks logaritmas, jeigu turim logaritmą AB ir mes norim pakeisti pagrindą. Kad pakeist pagrindą, mes susigalvom kažkokį pagrindą C ir pradžiai logaritmas rašosi CB padalinta iš logaritmo pagrindų CA. Taip pat tokia yra logaritmo pagrindo pakeitimo formulė, bet dauguma tiesiog žiūri į ją tiesiogiai, kai reikia skaidyti. Bet ką jeigu reikėtų iš kitos pusės, ką jeigu būtų duotas va toks reiškinys, išskaidytas ir reikėtų rasti iš kokio logaritmo išskaidyta. Nes yra viena užduotis, matęs vieną tokią užduotį šituose uždavinynuose. Tai reikia į formulę žiūrėti ne tik iš priekio, bet ir iš galo. Reikia išmokti jas pilnai naudoti. Nes kai išmoksti naudoti tik į vieną pusę ir tada gauni kažką tokio, nebežinai ką daryti. Tai šitam uždavinį bus šiaip gana panašu. Pradžiai, mes turim, kad mums reikia įsireikšti logaritmą pagrindų 9, 10. Vadinasi, abu šitus logaritmus mums reikia kažkaip pasidaryti pagrindų 9. Tai pagal šitą anksčiau rodytą skaidimo formulę, LG21 yra logaritmas pagrindų 9, mes keičiam į pagrindų 9 ir viršuje 21, o LG yra logaritmas su pagrindu 10, tai apačioje eis log 9 ir 10. Ir tai yra lygu A. Dabar su tą patį su B. LG7 bus lygu logaritmas
pagrindu 9, 7 padalinta iš logaritmo pagrindu 9, 10. Tai yra lygu b. Ir mūsų prašo, tai šitą logaritmą 9 pagrindu 10 įsireikšti kažkaip per a ir b. Mums reikia padaryti kažkokį veiksmą, tai parašysiu štai taip, logaritmas 90 yra bendras apačioj. Ir mums reikia su šitu logaritmu ir šitu logaritmu log 9,21 ir log 9,7 mums reikia čia padaryti kažkokį veiksmą, kad atsakymas būtų suskaičiuojamas gražiu skaičiumi. Tai jeigu iškart nesimato, galima, ką jeigu pridėsim? Jeigu pridėsim, tada pagrindus galima sudauginti ir sumesti vieną logaritmą. 21 kart 7, ten gausis 147, bet 147 nėra 9 laipsnis, vadinasi mes tiesiog turėsim logaritmą 9, 147 ir mes su tuo nieko negalėsim padaryti. O ką jeigu atimsim? Jeigu atimsim, tada logaritmų vidų mes padalinam. 21 padalinti iš 7 yra 3, o logaritmas 9, 3 yra tiesiog 1/2. Vadinasi, gaunasi geras skaičius. Tai ką mums reikia su tuo a ir b padaryti, mes išsiaiškinam, reikia iš a atimti b. Tada gausim apačioje logaritmas 90 viršuj logaritmas 9,21 minus logaritmas 9,7. Ir toliau darant veiksmus, atimant logaritmų vidų galima padalinti. 21 padalinta iš 7, padalinta iš log 9,10. Ir logaritmas 9,3 yra, kaip sakiau, 1/2. Vadinasi, a minus b yra lygi 1/2 padalinta iš logaritmo pagrindu 9,10 arba padauginta iš 1 padalinta logaritmas 9 pagrindu 10. Ir dabar mums reikia tiesiog šitą išsireikšti. Tai jeigu viską dauginsim iš 2, gausim 2a minus b yra lygu 1 iš logaritmo pagrindu 9,10. Ir tam, kad šitą logaritmą permest į viršų, mums reikia viską pakelt minus 1 laipsniu. Tai gausim, kad logaritmas pagrindu 9,10 yra 1 padalinta iš 2a minus b. Ir štai čia būtų atsakymas. Ir šitam video kaip ir viskas. Jeigu turit kažkokių klausimų ar galbūt kažkokių temų, kur sunku suprasti, tai rašykite arba man asmeniškai kanalo aprašyme rasit mano tiek paštą, tiek Discordą, arba asmeniškai rašykite arba tiesiog į komentarus, į kokias temas labiau galbūt fokusuotis, kas sunkiau suprantama. Nes šitie uždaviniai iš tikrųjų nėra lengvi, nes bent jau man 11 klasiai, aš dabar 12, tai man 11 klasiai buvo daug paprastesni uždaviniai. Čia tiesiog reikia labai remtis logiką ir, kaip sakiau, žiūrėti formulės iš kitos pusės. Ir žinoma, labai daug spręsti, nes visi uždaviniai čia yra po 1-2 taškus. Nėra nei vieno uždavinio, kuris būtų 3 taškai. Tai kiekvienas taškas, vadinasi, jisai skaitosi, nes nėra daug bendrų taškų, tai kiekvienas taškas skaitosi ir jeigu kažką jau blogai padarai, iškart daug daugiau balo nuima negu įprastai. Tai šiandien tiek, ačiū už žiūrėjimą.